Virpesių kontūras prijungiamas prie kintamos elektros srovės grandinės, kurios įtampa kinta pagal dėsnį išreikštą lygtimi. Dydžiai lygtyje matuojami SI matavimo vienetais, elektros grandinės aktyviosios varžos nepaisoma. Išvardykite elementus sudarančius virpesių kontūrą. Tai virpesių kontūrą sudaro kondensatorius ir ritė sujungti laidais į uždarą grandinę. Kam turi būti lygus kintamosios srovės dažnis, kad minėtoje kintamosios srovės grandinėje įvyktų rezonansas? Srovė varža. Varža, induktyvioji varža, tai yra ritės priešinimasis srovės tėkmei, ir talpinė varža. Tai yra kondensatoriaus priešinimasis srovės tėkmei. Žinom, kad bendras priešinimasis srovės tėkmei būtų išreikštas tokia formulė. Tai šaknis iš r kvadratu plus xl minus xc apskliausta kvadratu. Rezonanso metu būtent srovės stiprio amplitudė bus didžiausia. Maksimalus srovės stipris išreiškiamas taip. Tai tokiu atveju mes suprantam, kad srovės stipris bus didesnis tada, kai UM yra didesnis, ir srovės stipris bus didesnis, kai vardiklis bus kuo mažesnis. O vardiklis mažiausias bus tada, kai šis narys bus lygus nuliui arba kažkam labai labai mažam skaičiui. Tai reiškia, kad induktyvioji varža minus talpinė varža yra nuliai. Arba kitaip, induktyvioji varža turi būti lygi talpiniai varžai. Įsistatome reikšmes ir matom, kad rezonansinis kampinis dažnis yra lygus tiesiog vienetas padalintas šaknis L padauginta iš C. Tokiu atveju grandinė elgiasi taip, lyg būtų tik varža, o srovės stipris tada pasiekia maksimumą, nes kuo mažiau varža srovė, tuo jinai yra didesnė. Prie grandinės prijungus kintamos srovės šaltinį, kuris turi kažkokį dažnį F, ar ne, arba galim tiesiog omega užsirašyti, kuri lygu 2pi padalinta iš periodo. Rezonansas vyks tada, kai sutaps savasis grandinės dažnis su kintamos srovės šaltinio dažniu. Arba galim užrašyti taip. Tai galutinė išvada, kai prie grandinės prijungiam kintamos srovės šaltinį, kurio dažnis omega, rezonansas įvyksta tada, kai šaltinio dažnis omega sutampa su pačios grandinės, to kondensatorius, kur ritė savuoju dažniu omega nulinis. Tai toks ir būtų atsakymas. Apskaičiuokite elektrinę įtampą kondensatoriaus gnybtuose praėjus laikotarpiui T lygu periodas padalintas iš 4. Iš sąlygos pasiemam šią išraišką. Žinom, kad laikas yra periodas padalintas iš 4 ir ieškom įtampos tuo laiko momentu. Įsistatome vertes. Matom, kad periodas išsiprastina. 2 ir 4 irgi galim šiek tiek paprastinti. Ir gaunam 310 padauginti iš kosinus pi iš 2. Kadangi kosinus pi iš 2 yra 0, tai ir momentinė įtampa bus 0 voltų. Paveiksle pavaizduota voltmetru voltais matuojama elektrinė įtampa. Užrašykite šio voltmetro duomenis. Gana paprastas uždavinys, tiesiog turim įsivertinti padalos vertę. Matom, kad čia yra padalos vertė 10, per vidurį yra 150 voltų, tai sekanti padala yra 160 voltų.